Labadiena, Futbolo TV žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono, kur netrukus 32 turo rungtynėse šiandieną susitiks Vilniaus Žalgirio ir Alytaus Dainavos vienuolykis. Greita Alytiškio ataka, pavojinga situacija ir dabar tušti vartai, galimybė įmušti įvartį. Na ir dabar suklysta svečių komandos žaidėjas Mindaugas Traukas. Pavojinga situacija ir puikus Leliugos perdavimas. Na, tarytum išgirdė mano žodžius, dabar vilniečiai nusprendė vis dėlto, kad reikia mušti įvartį ir tai daro Sergė Komla Nujadzis. Kuklys, netoli baudos aikštelės perdavimas Nujadzis. Šis dar vienas perdavimas baudos aikštelė ir smūgis į vartus. Dabar vėl kokia puikiai proga. Neblogas perdavimas, dabar gali būti pavojinga ataka ir pavojingas smūgis. Kuklys. Vėlgi daug varžovų, neblogas perdavimas, Nujadzis baudos aikštelėje. Perdavimas ir vėl puikiai proga pasižymėti. Pavojinga dabar iš ties šeimininkų ataka. Velička, smūgis į vartus. Pavyksta apsiginti šį kartą. Perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis galva ir čia vėl Velička. Smūgis į vartus. Na ir dabar tiesiog kulniuku norėjo Peričius pasiųsti kamuolį į vartus. Viskas baigėsi gerai ir aidi galutinis mačo arbitro Jurijaus Paškovskio švilpukas, skelbiantis, kad mačas baigėsi. Taigi rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Alytaus Dainavos komandų. Rezultatas užfiksuotas 1-0 aikštės šeimininkų naudai ir sveikiname Žalgirio komandą, šios komandos gerbėjus su pelnyta pergalė.